Kylam į 400 km užduotį, greičio pratimas. Nu, taip sakant, per taškus. 500 metrų skersmens spindulio cilindrus. Jo, išjung, palauksim. Tai va, oras po šalto fronto, kuris mums vakar patupdė. Panašu, kad prognozuoja gerą orą. Tai Papalima pasiruošę su vandeniu. Maiklas kyla. Pasidarys už 20 minučių. 12:50. Startas atsidarys 12:50. Starto atidarymas 12:50 retransliuoju. Ačiū, Adomai. Startas atsidaro 1:2:50. 20 minučių po mano pakilimo startas atsidarys. Vaizdas kol kas ore visai geras. Aktyvavau starto laukimo periodą, kad atsidarytų man langas startavimui 6 minučių. Iš karto, kai atsidarys starto linija 12:50. Planuoju sustartuoti iš karto atsidarius starto linijai. Paeisiu biškį į priekį, nes ten geresnis debesis, kad išsiimtų aukštį startui. Pasiiminėjau aukštį iki dugno, taip sakant, iki debesies pado startui. Man langas atsidarė jau. Startas irgi atsidaręs, jau eisiu startuoti. Darome 2 skabinavimai. Sėkmės. Dėkui. Vanderis žemėje 0,4. Vanderis 0,4. Sukuosi startui. Startuoju. Stovi čia gatvelė, tai va tą gatvelę ir pabandysim palėkti. Skrendu Žuvintą. Einu į pirmą posūkio punktą Lenkijoje, Olecko. Žuvintas šitoj pusėje. Į priešingą pusę, kairiai priekyje ežerai. Oras kol kas neblogas, tik tai vat kilimo galėtų būti tokių po 2,5 metro. Bet
va dar tokio neradau. Paskutinis vidurkis 1,7 metro per sekundę. Skrendu kažkokią kaip konvergencinė linija. Kažkokie padai nudryskę tokie, bet gal nepasakysiu, kad ypatingai keltų, bet laiko. Artėju prie Lenkijos po biškį. Bandysiu čia šiek tiek į kairę, į saulės daugiau išsimušti. Vaizdas toksai. Nužemėjau prie Lenkijos sienos, bet bandau čia kažką centruoti. Nepilni 600 metrų virš žemės aukštis. Rodomas kairė 3 metų pirmas į startą. Kilimas kol kas tik tai 1,2 metro. Apie metrą termiko vidurkis, bet čia panašu, kad sustiprės. Tiesiog per žemai esu. Pasitaisiau prieš vėją, po galingesnių debesių, konkretesnių, ir čia jau 2 metrai beveik. Bet kažkokie labai blaškyti kilimai šiandien, sunku centruoti. Artėju prie Suvalkų. Dešiniai priekį. Šiokio tokio pagalvojimo yra, kaip skristi. Tiesiai neišeina šiandien. Šiek tiek kampais reikia skraidyti. Nes gatvės debesų stovi ir energetinės linijos tuo pačiu. Tai ne visai pagal maršrutą, kur reikia skristi. Palindau po debesiu, vietoj to, kad kilimas būtų, tai kol kas gaunu žemyn, bet gal bus ir aukštyn. Turėtų būti. Alfa Sierra 5000 darbas iš minutės. Labiau į saulę išlysti. Nes jeigu užsimaitino debesis nuo apšviestos žemės šiltų orų, tai stipresnis kilimas bus toj vietoj. Va, Suvalkai priekį. Tokia biškė autostrada yra. Ne visai pakeliui. 42 laipsniai į dešinę nuo posūkio punkto, bet gaunasi prieš vėją ir panašu, kad pagal palydovinę nuotrauką, kad turėtų išsisukti šitas kraštas ten, kur reikia. Vidutinis greitis kol kas labai jau nekoks. 69 km per valandą, bet skrendu prieš vėją.
Suvažiuosim po truputį ant kurso. Suvalkai, kairiai pusėje. 27 dabar. Tūkstantis 600 metrų aukštis beveik, šalia Suvalkų ir 4 laipsniai šilumos tik tai šitam aukštį. Va, vėl skraidom po Lenkiją. Keturiolika kilometrų iki posūkio punkto Lenkijoje, Olecko. Apie virš 2 metrų kilimą gavau. Išsiėminėjau aukštį ir po apačią Adomas ateina. Žemiau. Ir čia vėl GPS signalo slopinimas vyksta. Iš garso girdėti, kaip durniuoja variometras garsinis. Čia padas aukštesnis, jau už 1600 išsiėmiau ir dar kylu. Arba aplamai sukilo, kai buvo prognozuota. Va, nežinau, ar matosi po apačią Adomas jau skrieja. Trys metrai pasidarė. Koks vėjas bebūtų, 3 metruose apsimoka suktis ir besiimti aukščio. Išeinu. Atėjau į Olecko, pirmą posūkio punktą užduoties. Jau 1/4 užduoties bus įveikta. Jau įveikta dabar. Liko skristi 292 kilometrai. Čia dar debesiukų kažkokių yra ir jie visai dar kelia. Nu, ne tai kelia, bet purto. Nu, kad niekas iki pirmo posūkio punkto nedavijo, tai visai neblogai. Gal ne visai blogai skrendu. O dabar biškį pradėjau girdėti. Sukuosi. Nu, iki sekančio posūkio punkto Lietuvoje, Tetėnų, perskridus Varėnos miškus visus 162 kilometrai. Bet dabar vėjas į nugarą, o tai jau gerai.
vėl ant Suvalkų atskridau ir praskridinėsiu virš Suvalkų aerodromo. Suvalkai kairiai pusėj pats miestas. Oras kol kas neblogas, tik labai trukdo GPS signalo blokavimas. Visai šalia Suvalkų aerodromo užsukau. Va, Suvalkų aerodromas su kokia juosta galinga. Belarusai žalčiai su tais blokavimais. Baltarusiai visiškai užslopino prie Suvalkų signalo ir pagrindinis kompiuteris neturi GPS-o signalo. O va, bando pradėti kažką gaudyti ir kuku. O telefone yra ne tik GPS-as, ten glonas berods yra. Gerai, kad ten telefonas nešokinėja. Karas elektroninėje erdvėje. Atrodo, jau į Lietuvą įskridau atgal. Ir va čia gatvė tokia stovi į dešinę. Reiktų susirasti kilimą stiprų, išsiimti ir palei padą, kad galima būtų eiti. Aišku, ta gatvė biškį į Baltarusiją veda. Kaip čia taip nerandu kilimo gero? Pagaliau. Tu 2,4. Gerai. Praskrendu Leipalingį dešiniai po apačio. O ten toli druskininkai matosi. Persijungiau variometro garsą į mechaniką. Nuo kompiuterinio variometro, nes dėl tų blokavimų GPS signalo neįmanoma skristi. Tai va, o kairiai pusėje ežerai matosi. Seirijų ežeras, Seirijai ir už jų ežerai. Priekį gatvė. Į ten, kur reikia skrist, o dešiniai pusėj prie Nemuno Liškiavos vienuolyną praskrendu. O ten toliau druskininkai.
Skrendu link Varėnos. Oras kol kas superinis. Ir čia miškų užėjus turėtų dar sustiprėti. Dar geriau turėtų būti. Vidutinis greitis jau padidėjo iki 90 km per valandą. Kaip gerai skrist pavėjui. Pagaliau pavyko rasti stiprų kilimą. Adomas tiksliau parodė. Aišku, nebuvo 3,5, bet 2,5 kažkur link to buvo. 2,1 va termiko vidurkis. Bet jie kažkokie blaškyti. Tai va, o čia dabar Varėną praskrendu kairiai. Lieka iki posūkio punkto antro Tetėnų, liko 29 kilometrai. Nu va, pirmas Adomas mane aplenkė čia, prie Varėnos. Vejasi dar grupė. Su šiek tiek geriau skrendančiais sklandytuvais. Artėju prie Tetėnų, 4 kilometrai liko, bet čia nėra kur išsiimti aukščio, kad pavėjiniai kraštiniai išsiimti maksimalų aukštį. Taip sakant, ne pagal taisyklės išeis atsižymėti ir tai pagadins greitį. Škarbiški kelia šitas debesiukas, bet nieko rimto. Bandau, bet nepataikiau. Gal pavyks sucentruoti. Nieko nėra. Einu žymėtis. Dabar kelias į Liškiavą. 64 kilometrai. Liko užduoties skristi 124 kilometrai. Tie, kurie mane vijosi, Karolis su Darium geresnį sprendimą padarė, rado kur išsiimti prieš posūkio punktą. Tai va, ir jie ima pavėjui, o man reikės prieš vėją jau imti. 3,8 metro kilimas. Vėl pro Varėną skrendu į paskutinį posūkio punktą Liškiavą.
blaško, bet aišku yra ir kilimų galingų. Paskutinis kilimas buvo 2,7 metro per sekundę vidurkis. Einu žymėtis. Iliškėva, bet aukščio nedaug. Bet aišku, čia prieš vėjiniai kraštiniai blogai. Svarbu, kad po to susirast kilimą. Ką tik atsižymėjo Vilniečiai. Darius su Karoliu. Sukamės. Reikia rast kilimą dabar. Pasiūlai situacijai iš antro posūkio skėrio antrąjį 2,7. Tokie debesys padriskė, kaip krizelė tokia atrodo. Išsiminėjau aukštį finišui. 41 kilometras iki finišo linijos. Du metrai su kapeikom kilimas. Bet nuslobo kotai. Tik įjungiau kameras ir susilpnėjo. 0,9 kairiuoju. 0,9 neteisingai, 2,7 kairiuoju. Tai bus prieš vėją. 29 kilometrai. Gerai, žemėjo. Alytus. Tūkstantis 100 metrų aukštis. Užtenka su labai nedidelė atsarga, su metrų makredė. Lima Yankee X-Ray November Romeo, laba diena. Atsakau, Pociūnai. Pociūnai Lima November Romeo, Birštonas, 400 metrų, 1200 pėdų, artėjam pasis, planuojam tupimą, prašau sąlygų. Užkėlė gerai. Dirbam kursų 2,7. Ir atsarga pasidarė jau visai normali. Kursų 2,7, kairė, trečią pranešim, Lima November Pociūnai, norėtų mano garo, sekas, per kairę. Papa Lima 10. Pociūnai, Lima 10. Šios sklandytuvai išjunk ir lauk. Papa Lima 10. Papa Lima 10. Papa Lima paskui. Papa Lima paskui. Maigla 70. Maigla 70. Vėjas aerodrome 0 visiems finišuojantiems. Atvažiuotas 330.
Paskui, stebėkit vienas kitą, paskui vienas kitą. Nu, va, tuoj finišas bus. Birštoną praskridau jau. Keturi šimtai kilometrų suskraidyti šiandien. 510. Ir dar lietus. Lyja. Iš kur? Įdomybė čia visai. Papa Lima 3, tupimas iš ilgai kelio, lygiagrečiai. Tupik iš ilgai kelio. Greitai. Sierra į parengiamą į 27. 330 bandyk. Negalima niekur judėti. Pradeda finišuos sklandytuvai grupė. Okei, tada 330. Iki galo tam važiuok, žinai, kur nušienauta iki galo. Vėlą, supratau. Nu kaip važiuoti iki galo, jeigu ten sklandytuvas jau dabar tupi? Susiriūs, nevažiuos iki galo, tai mūsų galo. Ai, supratau. Aišku, aš galvojau, čia iš mūsų nori išvažiuoti, atsiprašau. Opa. Opa. Labai norėčiau, kad kiltum į šiaurę. Taip. Skrydis baigtas, vidutinis beveik 95 km per valandą. Kas dabar sustojo 3-3 kursų, tų ožiukų. Kaip ir visą laiką žiūrėsim, ką kiti pademonstravo. Nematau, kas dabar sustojo. Dar lietaus gavom. Papa Lima paskutinis čia.